Pažiūrėjus į protokolą, rungtynių rezultatas abejonių nekelia, bet tai tikrai nebuvo lengvas pasivaikščiojimas. Nebuvo lengvas rungtynės, bet ir mes labai prastai žaidėme, ypač pirmą kėlinį. Nebuvo nusiteikimo, nežinau dėl ko tai įvyko ir galvoju, kadangi daugelis mergaičių žaidė už nacionalinę rinktinę, aš galvoju kaip tik, kad jos bus nusiteikusios kovai, bet kažkaip nežinau, gal pavargusios. Kaip treneriai paaiškintume tas pirmasis 20 minučių, kuomet atrodė, kad vaikiškos tikrai klaidos pasipylė ir tokios, lyg kažkoks nedrasumas pasireiškia, lyg nepasitikėjimas savo jėgomis? Ne, čia yra, sakau, nenusiteikimas rungtynėm. Kai nenusiteikia, tai nesigauna. Centre saugose šiandien nominaliai turbūt žaidė gal net 4 centro saugės, galima sakyti, ar buvo vienas iš rungtynių uždavinių perimti aikštės vidurį? Žaidėm 3 centro gynėjim ir 3 gynėjim. Tai ir Anika, ir Dovilė, ir Ana, jos turėjo keistis, tai turėjo užvaldyti vidurį. Jos iš tikrųjų tai padarė, bet nelabai užtikrinti. Taip pat buvo girdėti ir iš Latvijos komandos pusės nusiskundimų teisėjimu, kaip galėtumėt pakomentuoti? Teisėjimas buvo, skaityčiau, labai normalus, ypač dabar Latvijai dėl paskutinio įvarčio čia kur pyko. Tai Ana gal ir buvo nuošalė, bet kamuolys buvo skirtas Simai, tai tikrai nebuvo nuošalės. Ir kai pralaimi, tada kažką reikia kaltinti. Na ir treneriai laukia dar sekmadienį, ne ką lengvesnės turbūt rungtynės. Ar spės komanda atsigauti ir ką galėtumėt pasakyti apie Rygos futbolo komandą? Rygos futbolo komanda tai yra 80% nacionalinės rinktinės Latvijos. Tai gera komanda, mes šiemet su jom žaidėm draugiškai, tai yra vienam turnyre. Žaidėm su Latvijos rinktinė 2 draugiškas, jų pagrindas buvo. Mes jas visas gerai žinom. Žiūrėsim, kaip jos nusiteiks varžybą.